Labas chebryte, mano vardas Dominikas ir aš atvažiavau į Kauną pasižvalgyti, kaip atrodo šių metų KTU Wanted karjeros dienos ir apie tai papasakoti jums. Užeinam į vidų ir viską sužinosim. Let's come on! Chebryte, čia visko tiek daug, aš pasimečiau, bet ačiū Dievui, aš labai netikėtai sutikau Eglę, kuri yra organizatorė karjeros dienų renginio. Eglė, norėjau tavęs paklausti, kiek iš viso įmonių rytoj prisistatys renginyje? 145. O viešpatie, kam šitiek daug tų įmonių reikia? Dėl to, kad turim daug studentų, kurie nori praktikuotis ir kurie nori susirasti savo pačiausią darbą. Tai didelis renginys laukia? Taip, pats didžiausias Baltijos šalyse. Aš norėjau dar klustelti. Kaip nepasimesti tarp visko, kas vyks rytoj? Nes aš kiek supratau, čia yra ne vienintelė erdvė ir ne tik tai stendai, bus ir koncertas Monika Marija, Džiugas Šiurvys ir kitos visos erdvės, kurias mes būtinai apžiūrėsime. O kaip nepasimesti, ar yra kažkokia programa, kurią galima rasti? Taip, mes turim appsą. Ir ten yra ne tik programa. Ten studentai gali išsirinkti įmonės, pasižymėti širdutę, kurios būtinai nori aplankyti. Širdutę, bėkit žymėti dabar jau širdutėm iš vakaro. Pasižymėti pranešimus, kurios būtinai norės paklausyti. Tai viskas yra padaryta jų patogumui. Tiesiog reikia parsisiųsti appsą ir visa programa jau bus jų telefone. Gerai, aš paširdutinu, tarkim įmonę kažkokią, ateinu prie stendo, daug žmonių ir noriu sužinoti šiek tiek daugiau apie įmonę, bet arba nedrąsu klausti, arba kažkaip visi užsijėmę, neužtenka informacijos, galiu dar kažkaip ją gauti papildomai? Gali ne tik informaciją gauti, gali iš karto pasidalinti ir savo CV. Kiekviena įmonė... CV? Taip, kiekviena įmonė turės tokį stenduką ir studentas nusiskanavęs savo CV pateks į mūsų Wanted platformą. Todėl studentas turi būtinai užsiregistruoti Wanted platformai ir tokiu būdu bus galima perduoti savo CV. Kadangi esam žaliasis universitetas, taupam popierių, tai tikrai nereikia atsinešti iš užsienio CV, tiesiog reikia perduoti jį skaitmeniniu būdu. Ir laiką, ir keliaujam apžiūrėti kitų erdvių. Tai Dominikai, norėčiau tave pakviesti atsipūsti. Arba į mūsų atokvėpio erdvę. Atsipūskime prie šito žmogaus, kuris atsiputinėja, sveiki. Tai studentai rytoj turės galimybę pailsėti. Ir ne tik, kad pailsėti, prisėsti ant šių patogių sėdmaišių, bet visą dieną jų lauks įvairios veiklos. Aromaterapija, muzika, relaksas, mūsų psichologas praves užsiėmimus atsipalaidavimo. Nes iš tikrųjų kyla tas jauduliukas, ar ne, prieš einant prie įmonės atstovo. Tai jis dalins tipsus, bet aš noriu tavęs paklausti, koks tavo tipsas būtų studentam? Dėl jaudulio? Dėl jaudulio, taip. Aš kaip scenos žmogus tai galiu pasakyti, kad jaudulys niekada nesitraukia iš gyvenimo. Geriausia būtų mokyti su juo susidraugauti ir, aišku, praktikuotis ir nebijoti atsidurti tose situacijose, kada tas jaudulys kyla. Man atrodo labai natūralu, kai žmogui kažkas yra labai svarbu, šiuo atveju studentui networkinti, gauti kontaktą arba darbo pasiūlymą ar aplikuoti darbui, tai natūralu, kad žmogus jaudinasi dėl to. Galima čia ateit, pamedituoti, pasikalbėti su psichologu, pabėgioti, pasportuoti, bet man atrodo, nuo jaudulio nereikia bėgti, nes jisai gali padaryti ir labai daug gerų dalykų. Tai realiai 145 įmonės eini, kalbės su visais atstovais ir per praktiką, ar ne, jau... Taip. Tai 143 pokalbis pavyks puikiai. Skamba gal juokingai, bet man atrodo, kad tai yra visiška tiesa. Kuo tu dažniau praktikuoji drąsą, tuo mažiau tave persekioja baimė, nes baimė yra toksai jausmas, kuris yra labai natūralus, jo neįmanoma gyvenime išvyti. Galima tik praktikuoti drąsą, kuri užima po to dominuojančią poziciją ir kuo tu dažniau praktikuoji drąsą, tuo tu mažiau klausai baimės, nes būti drąsiam tai nereiškia nebijoti, būti drąsiam tai reiškia ryžtis neklausyti savo baimės. Ir galbūt savo atsakyti tą klausimą, o kas blogiausia gali nutikti? Darbo pokalbyje
ko gero, mirti mažai žmonių gal miršta, tai tikrai, man atrodo, nėra ko bijoti, nes galima visada uždaryti duris ir pasakyti, ai, šikniai, jums manęs nereikia, nu ir žinokitės. Nu, galima ir taip, galima tada dar geriau pasiruošti kitam darbo pokalbiui, ar ne? Čia būtų išmintingiau negu kaltinti kitus. Taip, visada treniruotis ir ruoštis. O tu, čia jūsų studentas, sakei? Jo, manyčiau, kad taip. O kaip tu ruošiesi, ką rytoj įveiksi? Labas, aš ne. Oh, no. Lietuviškai. Oh, sorry, English? Yeah. My name is Dominikas. Nice to meet you. Nice to meet you. Can I ask you some questions? Yeah, that would be fine. Yeah. So we have only one microphone, so it's... Perfect. Yeah. So you're going tomorrow to the event, or Yes. you're working here? No, I'll be attending as a student. All right. Currently, I'm studying at Kaunas University of Technology, pursuing a degree in mechatronics. Okay. Yeah. And what do you expect tomorrow to see here? Well, I'm really excited for the event. I heard it's gonna be massive, and I'm curious to the actual scale of it. I heard that a lot of companies are gonna participate, and yeah, I'm excited to start networking and see what opportunities are available. Yeah, it really seems that you're well prepared for tomorrow. And how can a student be prepared? You told that there is a CV you need to apply, or? Yeah? Yes, so first of all, you would need to register on the KTU Wanted page. Yeah. First step, register. Yes, and then prepare your CV. Second step, CV, prepare CV. The third one. The third one is a part of the second one still, so you need to make sure your CV contains all the important points. Don't make it too cluttered. Make sure you highlight the experiences you want and highlight the experiences for the job or internship you're after. Can we move to the third one? Okay, third step is sort of a little bonus step. At the event, there'll be a lot of badges available. So if you're a student at KTU, you can apply for your badge wallet, which contains all of the activities you do, and it's awarded to you in the forms of badges. So at this event, there'll be a lot of micro events, and companies will be handing out badges, so you can compete for them. And well, one of the nice perks is as you gain more badges, you stand a chance to win some merchandise from some other companies. Yeah, so I'll definitely be participating in that myself. Okay. Good luck tomorrow. Thank you very much. Yeah, and I wish you to get that bag. That prize is a bag, yeah? Yeah, we have 10 bags full of prizes from the companies. So good luck to you all. O tu čia visi tokie komunikabilus pas jūs, ar tik tai užsieniečiai? O ne, pas mus visi komunikabilus. Good luck, thank you for a conversation. Kažkoks įkvepiantis šitas žmogus atrodo ir aš matau įkvėpimo erdvę. Kas čia galėtų įkvėpti atėjusius į renginį? Įmonės ruošiasi jau, ar ne? Bus daug visokių smagių dalykų. Bus teltonika su simuliatoriumi ir su žala. Su žala? Galima susižaloti simuliatoriuje? Ne, mes kalbame apie Dakaro lenktynininką. Gerai, simuliatorius su žala. Prasme, jie eini į simuliatorių ir sėdi šalia žalos? Nu, aš, kaip matom, informacijos dar nedaug, žinai, čia tik tai truputėlis šiek tiek tokių sneak peek. Visos informacijos nenorim užduoti. Taip pat žinau, kad EPAM turės bent 3 veiklas. Turiu pripažinti, kad jos super susijusios su technologijom. Bus ten testavimo visokie, bus avatarai. Wow, tasme perskaičiau, bet kad suprast, reikia pabandyti. Ok, tai Hebra galės pageiminti, ne, technologijų. Kažką tai tokia labai įspūdingo darys. Gerai, keliaujam toliau. Tai Egle, tai kas vyks šiame amfiteatre? Rytoj mes turėsim Wanted Talks. 13 partnerių ir pagrindinių partnerių skaitys savo pranešimus apie reikšmingas detalės. Reikšmingas detalės darbe, versle
kas yra svarbu. Kaip ir galėtume daryti tai mugė, ar ne? Įmonė susitinka, studentai apsikeičia CV. Tai ko nedarot? Mes esame universitetas, mūsų tikslas yra ugdyti, šviesti. Mes norim paruošti studentus, kad jie žinotų, kokios tos detalės, tos reikšmingos detalės yra svarbios darbe. O tu, Dominikai, ar turi kažkokių reikšmingų detalių savo karjerai? Žinai, mano reikšmingiausios detalės, ko gero gyvenime, buvo kritiniai profesiniai momentai, kada aš norėjau mesti viską ir iškeliauti kosmosą arba keisti profesiją. Natūralu, man atrodo. Natūralu, taip. Natūralu, visiškai natūralu. Reikšmingiausi galbūt buvo pokalbiai su tam tikrai žmonėm, tais momentais, kada buvo sunku. Ir aš supratau, kad kai turi profesiją, jinai niekada nekyla į kalną ir niekada tik nesileidžia žemyn. Visą laiką yra tavo karjera, daro va taifą. Ir tuose apatinėse bangos vietose tau norisi viską mesti ir tu nebetiki, kad viskas kils. Ir man atrodo, čia yra gal profesionalumą dažnai apibrėžia, mano supratimu, neironizuojant visiškai. Profesionalumą dažniausiai apibrėžia, kaip tu įveiki krizinę situaciją savo karjeroje. Čia kaip ko gero piloto profesionalumą apibrėžia ne geriausios, o jo elgesys ne geriausiomis oro sąlygomis, o tada, kada yra ekstremalios sąlygos, bet tu sugebi kažkaip išnaviguoti, išvairuoti, nutupdyti lėktuvą. Tai vat man gal tokios nereikšmingos atrodo detalės, kurios tampa reikšmingom, pavyzdžiui, labai trumpas pokalbis ant suoliuko, aš atsimenu, tai buvo Gedimino prospekte, aš buvau po vienos repeticijos ir man labai svarbus vaidmuo buvo visiškai pasimetęs ir aš išėjau ir aš galvojau, aš daugiau į sceną niekada gyvenime nebegrįšiu ir nežinojau net kur eit, man tai baisu buvo, bet sutikau kolegą, kuris prisėdo ir sako, bet taigi čia, sako, čia part of the game. Tai va, tai man atrodo, kad mes labai sureikšminam sėkmę. Nes mūsų karjera nebūtinai yra apie sėkmę. Kartais yra apie išmintį, atradimus, kartais apie pinigus, kartais apie jų trūkumą, kartais apie jų perteklių. Juokauju, taip nebūna. O kartais apie klausimus, kurie kartais būna protingi, kartais neprotingi, bet labai reikalingi. Ir mano rankose yra KTU studentų klausimai, į kuriuos aš norėčiau, Egle, kad tu atsakytum prieš tai, kai mes pabaigsime šitą video. Ar mugėje galės apsilankyti ir kitų aukštųjų mokyklų studentai? Tikrai taip. Mes į mugę kviečiam ir moksleivius, ir kitų aukštųjų mokyklų studentus, ir žinoma, mūsų KTU absolventus. Į ką dažniausiai pirmiausia darbdavys atkreipia dėmesį pasižiūrėjęs ar pasižiūrėjusi į tavo CV? Man atrodo, kad visų pirma visą laiką yra vizualas, ar ne? Kiek tavo CV yra vizualus? Ar sugebi išfiltruoti informaciją, kurią nori pateikti? Jeigu darbdavys gauna didelį gumulą informacijos, kol ją išvynioja, labai sunku. Jeigu viskas pateikta struktūruotai, vizualiai, jau yra pirmas toks pliusas, nes jeigu gumulas, tai toks pirminis toks atodusis. Ok, tu žinai, jeigu nori įsidarbinti IT įmonėje, nebūtina rašyti, kad mėgsti grikius, ne? Galima šitą praskipinti. Galima praskipinti apie grikius, galima praskipinti apie 8 klasės olimpiadą, galima vietoj 20 seminarų paminėti 3-4, tiesiog išfiltruoti tą pačią aktualiausią informaciją, kuri įdomi būtų įmonei. Ar reikia registruotis įėjimui į atokvėpio erdvę? Tikrai ne. Visi kviečiami pailsėti, atsipūsti. Kur man įkelti CV, kad galėčiau iškart jį nusiųsti įmonei, kurios darbo vieta domiuosi? Kaip jau ir minėjom, į Wanted platformą. Reikia užsiregistruoti Wanted platformą, įsikelti savo CV ir per mugę ar ne skanuoti QR kodą arba tiesiog platformai žymėti pozicijas, kurios jau jums domina ir siųsti savo CV įmonei. O man reikėtų patikrinti savo CV, nes aš kažkaip taip užsimaniau dabar per naktį įstoti KTU, tai einu persilaikyti egzų, pasidaryti CV ir susitiksim ryte. Susitiksim. Ačiū labai. Iki ryto.